sveiki. Štai ir mes grįžom ir vėl po mėnesio laiko, BBD podcast. Jūsų vedėjai, aš Deividas Petravičius ir mano kolega. Danilas Šerliov, sveiki. Taip, tai iš tikrųjų pirmiausia norim Jums padėkoti po viso šito laiko, po pirmos laidos, tai Jūsų visą grįžtamą į ryšį, ką Jūs mums rašėt, viešai rašėt, asmeniškai rašėt, daug tikrai gavom tų komentarų, tai aš bent jau tikrai labai nuoširdžiai dėkoju, tai labai smagu už visą tai, tai tą, ką Jūs mums pertikė, tikrai mes panaudosim tą visą informaciją ir stengsime tobulėti. Vėlgi, pirma laida, tai tų tam tikrų dalykų galėjo būti, bet, taip sakant, judam, važiuojam toliau, neužsibūnam. Ir iš tikrųjų norim pradėti pirmiausia nuo to, kad norim pakalbėti daugiau truputėlį apie save, nes per pirmą laidą per daug apie mus net neišgirdot. Tai šnekėjom daugiau bendrai patį kultūrizmą, kas Lietuvoje vyksta, visą situaciją. Tai Danila, papasako, klausyk, tai nuo ko prasidėjo tavo visa istorija? Kodėl tu iš vis tą bodybuildingą nuėjai? Iš tikrųjų, nuo vaikystės sportavau. Mano pirma sporto šaka buvo futbolas. Tai 11 metų pražaidžiau futbolą ir link 16-17 supratau, kad su futbolu turbūt dėja, bet nepaeis. Bet tikrai nenorėjau apleisti sporto, norėjau kažką daryti ir tuo metu kažkaip užsikabinau ant naminių workoutų, tiesiog atsispaudimai, pristraukimai, turėjau hantelio ir po to supratau, kad kažkaip šito man trūksta. Tada išsiprašiau mamos, kad nueitų su manim į salę ir leistų man sportuoti sporto salėje. Ir tikrai labai užsikabinau. Tai jau eina 7 metai, kaip aš esu šiam bodybuildingo kelyje. Iš pradžių iš tikrųjų pirmus 2-3 metus tiesiog sportavau. Tikrai negalvojau, kad aš norėsiu lipti ant scenos, ar man bus įdomus tas bodybuildingas, bet vat, su laiku, sakau, labai tas mane sužavėjo ir tikrai po 2-3 metų supratau, kad noriu užlipti ir taip ir užlipau ir taip ir tęsiasi kelionė mano. O tu kaip, Deive? Aš gal pirmiausia dar noriu paklausti tavęs, iš tikrųjų, keletas klausimų, nes tiek daug susakėjai, aš vos spėjau, žinai, gauti tavo mintį, toks bam. Tai pirmiausia, klausimas tau iš tos pradžios. Tai, žiūrėk, aš teisingai supratau, tu iš pradžių žaidėjai futbolą, tu išėjai iš futbolo sporto. Taip. Ir 16 metų tu nusprendėjai, kad čia nepais su fulė ir taip. Čia... O kodėl tu nusprendėjai, kad nepais? Iš tikrųjų buvo tas, kad visa komanda tiesiog išėjo, visa mano metų komanda išėjo ir supratau, kad nesu gal gan geras, kad mane priimtų į dublerius arba į vyrų komandą. Tai supratau, kad reikia kažką galvoti toliau, nes visą vaikystę, paauglystę galvojau, kad aš gyvensiu iš futbolo, tai bus mano duona, bet tas vadinamas man nutiko heartbreakas, gyvenimas ir aš tada iš karto turėjau mąstyti, ką aš noriu veikti gyvenime toliau. Tai kaip tik nuėjau į salę ir supratau, kad aš noriu su tuom ir dirbti. Ir po to nusprendžiau studijuoti tą ir sportuoti tą. Tai taip ir išėjo. O ko žaidėjai? Kokia pozicija pas tave buvo? Aš buvau kairys gynėjas. Jo. Ok. Ir tu tada 16 metų, bet tu pats nuėjai, ar tai kaip supratau, tai mama nuvedė, ar kaip? Į sporto salę aš nuėjau pats, bet aš išprašiau mamos, nes reikėjo tėvų sutikimo. Čia tais laikais reikėjo sutikimo nuo 16. Jo, reikėjo sutikimo nuo 16 ir išprašiau mamos, kad nueitų su manimi salę, pasirašytų tą sutikimą. Tai taip ir prasidėjo. Pirma salė tai realiai buvo Džimpliuso Žemaitės. Ten prasidėjo visas kelias. Aha, supratau, šitaip. Tai tada matai, kad supratai, kad čia tavo visas reikalas ir tada išvažiavai studijuoti Angliją, ar ne? Ten sport science. Iš tikrųjų
supratau, kad tai yra mano reikalas ir aš noriu ties tom judėti. Ir analizavau 12 klasį jau, ką aš veiksiu po mokyklos. Supratau, kad Lietuvos sporto aukštasias įstaigas mane kažkaip netraukia. Ir tada pradėjau domėtis užsieniu. Ir taip ir susiradau savo universitetą, kuris buvo Birmingham, Anglijai. Labai patiko mokslai ir viskas, kas ten susijęs su sportu. Tai kaip ir pasibaigiau sport medicine tenais. Tai yra kaip kineziterapeutas skaitosi Lietuvoje. Ten yra kaip daugiau fizioterapeutas, treneris. Tai nuo to kaip ir viskas prasidėjo. Baigiau mokslus ten, labai pasikroviau ten bodybuildingu, nes kaip visi puikiai žinom, Anglijoje bodybuildingo scena yra tikrai gan didelė. Tai ten labai dar daugiau, turbūt tenais ir prasidėjo tas didesnis susidomėjimas bodybuildingu, būtent Anglijoje, nes patekau į aplinką, patekau į tą atmosferą, kur yra žmonės iš šios industrijos. Labai esu dėkingas, kad patekau į tokią salę kaip Ultimate Fitness Birmingham, kuri yra tikrai tokia bodybuilding old school salė, labai gera. Tai ten pradirbau 1,5 metų ir po to kaip grįžau čia ir tas bodybuildingo kelionė tęsiasi jau čia. Supratau, tai čia daug laiko prati. Kiek dabar čia metų iš viso gaunas? Apskritai, kiek jau Nuo sportuoju? 16 tada gaunas, kiek čia gal? Nuo 16 gaunasi, man bus 2-4, nu tai 7-8 metai. O, tai jau stažą turi šią? Tai jo. Nemažai to laiko praėjo. Tai va. Stipru. Tai va, jo. Smagu, žinai, kaip pas tave gavos, kad ta pradžia tokia visai tokia tikslinga pakankamai, nes tu atėjai ir iškart bam pas tave buvo. Jo, žinai, bet kaip ir sakiau, pirmi metai tikrai nebuvo tai, kad aš būsiu bodybuilderis, aš būsiu kultūristas, aš iš to gyvensiu. Čia kaip ir atėjo, kaip ir sakau, pirmi metai buvo tiesiog man patiko sportuoti, patiko tą daryti, o, žinai, su biški metai ėjo, aš pats bręstau, supratau, kad man tikrai tas patinka ir supratau, kad galimai aš galėčiau iš to gyventi. Tai ačiū Dievui, taip ir susiklostė. Smagu, dabar esi ir treneris, ir darai tas, kas patinka, ir hobių užsiminėjai tas, kas patinka. Taip. Tai hobis, aišku, neišpigiausia. Nu, tikrai taip. Smagu. Pas mane tai kiek kitokia istorija iš tikrųjų gavosi. Tai mane buvo, kaip tas taip, paėmė tave kažkas taip į salę paėmė ir nuvedė, žinai, pas mane taip visiškai nebuvo. Aš irgi, žinai. Mane nuvedė iš karto į sportą patį, mane tėtis iš karto nuvedė į futbolą ir iš tikrųjų esu jam labai dėkingas, nes ir futbole turbūt pirmus metus nelabai norėjau kažką, bet tėtis sakė, tėtis palaiko eik ir tas iš tikrųjų išugdė tą discipliną ir tą meilę sportui ir šiai gyvensenai. Tai jo. Smagu. Jo. Tikrai smagu, nes, žinai, įvairių aplinkų, žinai. Taip. Tai. Nes, pavyzdžiui, sakau, pas mane visiškai kitai buvo. Pavyzdžiui, pas mane pradžia gal panaši tuom, tai aš pradėjau sportuoti ganėtinai vėlai. Tai toks actual sportas realiai prasidėjo irgi panašiai gal 16 metų. Prieš tai ten kažką namie dariau, kažkokius atsispaudimus, nes labai silpnas jaučiausi, ten, žinai, daug patyčių buvo mokyklai, nu čia kaip tas daugelį, žinai. Ir gavos taip, kad aš puikiai tą vasarą atsimenu, tai tiesiog pas mane atėjo duris pabaladojo draugelis, sako, varom prie turinio kažkoks, ką šiaip varom, pasportuosim, bus smagu, čia visa kita. Sakau, nu gerai, nuvarom, taip, žinai. Nuėjom, pasportavom
Aš ten miriau, kračiausi, man ten tai patiko, aš ten 2 vos pristraukimus ten padariau per babą, atsiprašant. Ir viskas. Ir nuo tos, žinai, prasidėjo. Ir taip variau, užsikabinau, pasportavau mėnesį, tai žinai, atėjo vasara, reikėjo eiti į mokyklą, žinai, ten ir kūno kultūros pamoka, ten atsiskaityti pristraukimų, žinai. Ir manęs taip pat, klasiok, tas tai nieko nepadarys. Aš pyst 11 padariau, tokie visi žiūriu. O tai čia kaip tu čia taip, žinai. Sakau, sportuot pradėjau, žinai. Tada praėjo 3 mėnesiai, tada dar, žinai, sustiprėjau, tada mane pradėjo kalbinti. Jau įdomus pasidariau, žinai, tipo, čia tas sportuoja jau prie hebros. Nu ir ten, bet ten tas sportas vis tiek, žinai, toks buvo, kur, tipo, ten biški prie turniko, biški šūda, malin toks nebuvo rimtas. Bet ir viskas tom pasibaigė. Tie draugeliai, kurie mane pakvietė, jau nebesportuoja. Gal vienas iš jų gal besportuojantis yra, žinai, belikęs, bet visi kiti nebesportuoja. O kodėl tu galvoji, kad... Užkabino kodėl? Kad tave užkabino, jo, tu sakai, kad tavo tie draugai, kurie atvedė dėja, bet nepratėse šio kelio, bet tave kaip ir užkabino. Žinai, aš nemoku paaiškinti, mane tas pojūtis kažkaip, aš pasportavau ir man toks sunku, bet žinai, tie endorfinai vadinami, žinai, laimė įsiskiria, tu jauties labai gerai, tokiai labai gerai būsinai, vėliau kai pradedi pamatyti tą savo progresą, kažkokį pokytį, tas dar labiau, žinai, tai pradeda kabinti. Nu ir kažkaip tai, bet ir vis tiek, tokie kalneliai buvo. Daugiau metam praėjus, nusprendžiau, kad laikas eiti į salę. Ir nors ten man tėvai kaip tik buvo, pavyzdžiui, priešiškai, ten mama, tai čia leidi pinigus veltui, čia kam čia tau reikia, kam tu čia varai. Aš tik, žinai, dariau savo, neklausiau ir, žinai, ėjau į salę. Ir tada gavos, kad mes su klasiokais pradėjom eiti 3 kaip su hebra. Bet esmė tame, kad vis tiek aš variau, tie 2 draugeliai, kad ir varydavo, bet jie varydavo taip, ne taip dažnai. Iš pradžių varėm kaip ir kartu visą laiką, bet vėliau aš jutau, kad, žinai, aš labiau buvau suinteresuotas sportuoti, man buvo žymiai daliau. Aš pradėjau, žinai, ten gilintis į mytybą, ten į baltymus, pradėjau ten sektų metinius influencerius, žinai, ten YouTube'ai, žinai, Facebook'e, ką mesdavo, žinai, tais laikais. Tai bandžiau iš ten tą informaciją, žinai, rinkti, suprasti apie mitybą, žinai. Ir jau tada praėjus laiką manęs pradėjo klausinėti ten, tipo, hebra, tipo, o tai kaip čia tos pratimus daryti? Ir tada prasidėjo tie mano pokyčiai. Priaugau, žinai, labai daug greit svorio, bet ten, žinai, ten riebaliuką, priaugau ne raumens. Ir tada bandžiau ryškintis. Tada irgi ten buvo kardinalūs ryškinimai, kur ten per 7 savaitės numečiau ten 10 kg, žinai, kur iš manęs nieko neliko, bet, žinai, jau panas pastebėjo, o, dėjai, numetei svorio, kaip tu čia darai, kokią tu čia mitybą ten taikai, dar kažką, žinai, ten pradėjo klausinėti, patarimus kažkokius. Ir man daugiau sako, ten draugas, sako, tu būk trenerius, sako, tau žiauriai gerai tiktų. Aš toks sakau, ai, čia nesąmonė, sakau, baikit, sakau, tie treneriai nieko jie neuždirba, sakau, kam čia tas, kažkai, sakau, ką ten pamakaluoja ir viskas, sakau, nemanau, sakau, ta profesija tokia, žinai, aš nieko nežinojau, žinai, apie tą industriją absoliučiai. Nu ir viskas, tiesiog laikui bėgant gavosi, tiesiog, kad sportas laik buvo su manim, ten mokslai kažką, visada buvo su manim, žinai, man blogai, aš sportuoju, gerai, aš sportuoju, žinai, tada atvažiavau, atsikraušiu Vilnių, kadangi aš ne vietinis, tai pradėjau studijuoti, susipažinau savo grupiokais. Man visi grupiokai, kaip ir visi studentai pirmakursiai, nu, žinai, išgert mėgsta, taip sakant, ten pabuhalina, visą kitą, sako, varom ten į miestą, pagert, sako, aš nenoriu, žinai, man neįdomu. Sako, kodėl? Nu, sakau, aš jau atituosinau, sakau, savo, man neįdomu, sakau, aš varau salę, man daug smagiau, aš pasportuosiu ir tiesiog liku vienas, žinai, tiesiog bandžiau kažką, dar kažką ir toks irgi, žinai, kaip ir tu ten apie bodybuildingą kažką iš vis nemačiau, nes tiesiog nebuvo žmonių, aš vienas buvau visiškai kaip pirštas suoj. Tai tiesiog pradėjau sportuoti, žinai, ten kažką Instagramą kelti, dar kažką, žinai. Nu ir taip natūraliai, organiškai pradėjau susipažinti su žmonėm. Iš tikrųjų, gal pirmas dalykas, gal nuėjau seminarą, gal man tokį davė piškį pokytį, pirmas dalykas, tai nuėjau seminarą nuėjau Berlinsko, tai čia buvo 2018 metai, aš buvau grįžęs iš Anglijos. Oho. Tada buvau aš ten vapšienų nusivaręs, nuo kojų, nes dirbau po 16 valandų, nusikalęs buvau, nes norėjau uždirbti pinigų Anglijai. Nu ir viskas, ir gavos taip, kad jau tą seminarą, užsivedžiam to sporto, atsirado bendramindžių kažkokio po truputėlį organiškai. Ir tiesiog toj aplinkoje žmonės, sako, visi pradėjo dalyvauti varžybose, sako, ten davai, varyk, žinai. Ir po kiekvieną kartą klausia, kada tavo eilė. Aš sakau, davai varo, daryk, varyk. Ir aš toks bijojau, tada susipažinau su tokiu Linu Petraičiu iš Kauno, toks treneris. Ir jis sako, aš rašiau varžybom, jeigu nori, aš tai galiu paruošti. Ir aš toks, tipo, ten hi-hi-ha-ha, žinai, kažkaip labai rimtai to nepriėmiau. Ir daugiau ateina rugsėjo mėnuo ir jis man rašo, nu, tu ruošies varžybom ar ne? Taip rimtai, straightforward, žinai, parašė. Ir aš toks galvoju, nu, žinai, tipo, važiuojam, tipo. Tai galvoju, važiuojam. Ir tiesiog
pradėjau ruoštis tom varžybom, žinai, ten kažkaip, man atrodo, po karantino, nežinau, ar buvo, ar ne, ten, man atrodo, kažkaip ten buvo. Turbūt, kad tiesiog pradėjau ruoštis tom varžybom, ką jau kaip pasisekė, tai ten visi kiti jau matė, žinai, bet esmė tame, kad per tą pasirašymą susipažinau su daug žmonių, labai daug atradau kontaktų, žmonių, bendruomenė pasirado, žinai, kažkokie bendraminčių ir tas požiūris. Nu, ir po varžybų, aišku, ten gal nebuvo kažkas wow, bet supratau, kad kaip ir tu žinai, kad va, čia man patinka, čia mano dalykas. Taip. Ir tiesiog užsikabinau. Nu ir aišku, daugiau vat, praėjus laikos, supratau, kad noriu rimčiau ruoštis ir tada susikontaktavau su mūsų treneriu Ovidijum. Nu ir taip takėsiasi kelionė jau 10 metų. Nei daug, nei mažai. Jau 10 metį praktiškai tęsiasi. Tai realiai sportą su 10 metų. Nei daug, nei mažai. Iš tikrųjų labai įdomu išklausyti ir pabrėžti, kad per šį kelią, kiek mes sutikom žmonių ir iš tikrųjų, kiek gavom tų kontaktų, tų žinių, tai turbūt ir yra tas dalykas labai gražus. Tai žmonės, kurie yra sutinkami šiam kelyje ir tikrai norėtumėm pabrėžti visiems, kad daugiausia tai nėra turbūt apie raumenis ir visą šį dalyką, tai yra apie žmonės ir apie emocijas, kurias jūs gaunat tą darant. Jo, labai gerai pasakyti. Tikrai žmonės, nereikšmiškai žmonės. Vat kaip sako, sportas čia nors individualus, bet tačiau per tą individualumą tu labai sutinki žmonių ir tu vis tiek jauties ne vienas. Jauties, kad tarsi vis tiek būtum su komanda, žinai. Čia jau tavo pasirinkimas, ar tu priemi tą žmonės ar ne, bet jeigu tu bendrauji, žinai, nori tobulėti, nori jaustis ne vienas, tai tie žmonės visada atsiranda šalia ir jie nori tau padėti, nes mūsų ir taip mažai šitam sporte. Tai maža ta šalis Lietuva, sportininkų tikrai nėra per daugiausiai, nors tikrai auga, tai labai labai smagu, kad esam šios sporto atstovai. Tikrai taip ir matau ir pastebiu, kad tikrai auga mūsų bendruomenė ir auga palaikymas vienas kito, tai yra labai labai malonu ir labai džiugu už vieną kitą pasidžiaugti, už pergalės kito, už palaikymą, nes kaip ir Deividas pasakė, tikrai nėra mūsų daug šiame kelyje ir šiame sporte, tai vis tiek stengiamės vienas kitą palaikyti ir tiesiog parašyti gerą žodį, susitikti, pasportuoti. Jo. Tikrai taip, visada galima. Visada galim parašyti. Va, davai varom pasportuoti, susitinkam kai saliai, atvarom, pasidarom bendrą trenkę, turim žiūri gerą emociją, pasidalinam žiniom, pasidalinam kažkokiam gerom emocijom ir taip plečiam bendruomenę kartu. Tai va, ir dabar pereisim iš tikrųjų prie naujienų, nes iš tikrųjų labai yra daug ką aptart. Labai daug ką yra aptart. Tiesiog Instagramas sprogsta. Tai Danila, papasako, kas pas mus vyksta dabar? Iš tikrųjų, tai pagrindinė naujiena turbūt, kurią jau visi turbūt žino, tai Ovidijus Ringys tapo IFBB Pro pagaliau. Tai paplosis. tikrai visi paplokim. Tai žmogui prireikė 15 metų tą tikslą pasiekti. Tai dar kartą visiems mums parodo, kad link savo tikslo siekimo nereikia nuleisti rankų. Ir jeigu jūs tikrai norit kažką pasiekti ir jūs esat užsispyrę link to tikslo, tai galiausiai jūs tą pasieksit. Tai va, Ovidijus laimėjo savo IFBB Pro kortą Amateur Olimpijoje, Rumunijoje. Laimėjo savo kategoriją, tai buvo heavyweightsai. Ir overall'e liko 3, kur ir gavo IFBB Pro kortą. Pirmos 3 vietos overall'e gaudavo Pro kortą. Tai iš tikrųjų gan įtemptas buvo klasės su antra vieta kova, gan įtempta. Tai pridžedžingė, kaip ir stovėjo antras, žiūrėjom. Ir iš tikrųjų, tiesą pasakius, jau su Deiviu galvojom, kad ir liks antras. Ne, nu kaip mes nebuvo, kad taip galvojom, mes nebuvo, tai kaip galvojom. Aš nesutiksiu, nes ten, žinai, atsimenu dar puikiai, mes ten žiūrėjom tą video ir tokie, turi imt, jo. Nes jis buvo raiškiai geresnis. Tikrai buvo geresnis, bet kažkodėl
pastatė į antrą vietą ir, nu, mes jau tokie, nu, gerai. Bet sulaukėm finalų ir iš tikrųjų ant finalų išėjo ženkliai geresnis. Ir kai sakė jau vietas, netikėtai pasakė, kad Ovidijus pirmas. Ir iš tikrųjų turbūt pats buvo labai nustebintas ir matėsi, kiek emocijų sukelia tą pirmą vietą. Tai irgi mums labai didžiulių emocijų sukelia, kai pamatėm, kad laimėjo savo klasę. Tai va, ir kaip ir pasakėm, overolę po to liko trečias ir tas ir davė pro kortą. Šiaip vienas retesnių atvejų, kad yra, kai duoda pirmas 3 vietas, dažniausiai varžybose būna pirma vieta, būna pro kortą. Čia jau vienas retesnių atvejų, irgi tokių būna, jeigu dalina daugiau tų pro korto, kad lieka pirmos 3 vietos, bet vėlgi tas 3 vietas, nu, turėjau labai užsitarnauti, kaip ir Danila minėjo, tai buvo gan stipri kova kiekvienoj klasiai, labai stiprus varžovai, daugiau kai overallas jau atsirado. Aš tai iš tikrųjų, mes irgi turim tas nuotikas, nagrinėjom, žiūrėjom, tarkim, Ovis, tarkim, už tą antros vietos prizininką, jis man tikrai atrodo didesnis, visapusiškai, visame kame. Kodėl jis liko antras, bet ne, tiksliau, kodėl jis liko trečias, bet ne antras, aš nežinau, nesuprantu. Kodėl ne pirmas, kaip ir viskas aišku. Jis ten pirmos tas prizininkas buvo tikrai dičkis, masyvus ir viskas ten su juo aišku buvo, bet kodėl liko trečias, bet ne antras, nesuprantu. Nes iš galo Ovis man žymiai geresnis atrodė, šoniniam pozam žymiai geresnis atrodė, jo rankos didesnės, jo pečiai didesni, kojas gerokai masyvesnės, liemuo žymiai siauresnis, viskuom geresnis. Aš nežinau, gal varžybose kažkaip kitaip matėsi, aš išbiliau zoominau, bandžiau suprasti, kas čia kaip, tai tas bičias gal tankesnis atrodė, ryškesnis, gal kondicija jo geresnė šiek tiek pasirodė, bent jau mano akim, aš nežinau. Gal Danila, kažkiek trumpai pakomentuosi? Žinok, dėl pirmos vietos overolę tikrai sutinku. Pirmą vietą overolę užėmęs tikrai yra geresnis, bet dėl antros vietos dabar žiūriu nuotraukas, tai irgi man kyla toks klausimas, kodėl nepaėmė overolę antrą vietą, nes iš tikrųjų žiūrint į liemenį ir vakuumą, tai... Ir apimtis, tu pažiūrėk, petysą, kiek skiriasi. Ovio tikrai ženkliai... Jis visko geresnis. Apskritai struktūra yra geresnė. Mano manimu, iš tikrųjų, kaip ir sakom, nežinom, kaip atrodė tai yra varžybose, nes nuotraukas yra vienas, varžybos ir gyvas vaizdas yra apskritai kitas dalykas, bet iš nuotraukų tai man tikrai geresnis Ovidijus už antrą overolo vietą. Tai labai smagu. Taip pat, aišku, dalyvavo jo žmona, Ana. Fit model kategorijoje. Jinai pasiėmė 3 vietą savo kategorijai. Ten viskas labai tvarkingai, tai labai džiaugiamės mes už ją. Jo, iš tikrųjų. Tai, aišku, tokia turim didelę pergalę, turim dabar mažesnę pergalę, bet esmė, kad vis tiek dalyvavo, parodė, ką galėjo, atsinešė savo geriausią kondiciją, patobulėjom. Kaip sakant, varžybos svarbiausia tobulėti. Svarbiausia ateiti kiekvienas varžybas vis geresniam, o ne blogesniam. Ir čia jau yra tau vidinė pergalė. Tai einam turbūt toliau. Iš tikrųjų yra dar vienas svarbus momentas, apie ką norim pakalbėti. Tai artėja varžybos, artėja Lietuvoje regioninės NPC varžybos Power of the Night. Tai labai daug sportininkų dalyvauja tose varžybose, mūsų pažįstami, apie ką norėsim ir pakalbėti. Tai Danila, papasakok mums plačiau truputėlį. Taip. Tai turbūt pirmą paliesim Classic Physique kategoriją. Tai iš mūsiškių, kaip žinom, lips Rokas Linkevičius. Tai iš tikrųjų bus įdomu labai pamatyti, kaip Rokas pagerėjęs nuo pavasario ir nuo praeitų varžybų. Kiek žinom, tikrai norės jie su Ovidijum atnešti ženkliai aštresnę ir pilnesnę formą Roko. Iš paskutinių update'ų, nuotraukų Roko, kuriuos esam matę,
tai tikrai pagerėjęs nuo pavasario. Visgi tikrai nemanom, kad bus paruošta 100% forma regioniniam. Tikrai spausis daugiau pro qualifieriui, bet vis tiek manau, kad bus ženkliai geresnis po Lenkijos regioninėse. Tai va dabar Aš tai spėju, greičiausiai, bet ilgai sunku pasakyti, bet greičiausiai, nes... sunku pasakyti tikrai, nes nežinom, Kas dar dalyvaus? kas atvažiuos iš tikrųjų, nes kaip tik ir žinom, kas dalyvaus iš lietuvių mūsiškio, bet kaip tik gali atvažiuoti stiprus Latviai. Latviai. Gali atvažiuoti stiprus Lenkai arba tie patys Estai. Tai kaip ir skaitom Roką iš tikrųjų favoritų, bet tikrai niekados nežinosi, kaip kas susiklostys. Ir taip pat turim Ernestą Rūdę, kuris iš tikrųjų irgi labai yra patobulėjęs ir tikrai gali maloniai visus nustebinti artėjančiuose regioninėse. Tai iš tikrųjų paskutinis Ernesto update'as labai wow, iš tikrųjų nesitikėjom, kad galima bus padaryti tokį vaizdą. Va dabar žiūriu jo visas nuotraukas ir pozas. Iš tikrųjų... Man tai, pavyzdžiui, nugara žiauriai patinka. Man tai nugara patinka, žinai. Stipriausia čia ir ne? Stipriausia Ernio tikrai dalis yra nugara, pas jį tas yra, matai, ir kaip sakiau, tas lacas pas jį yra nuo labai žemai. Jo, jis pakankamai žemai kabinasi ir jis gražus lacas. Šiaip man jo struktūra, žinai, ką primena? Man primena labai šitą, kaip jisai dabar vadinasi, Logan Franklin labai panašus. Logan Franklinas panašus. Struktūriškai. Struktūriškai labai panašus. Ir vat, dabar žiūriu į galinės pozas, tai jo, nugara atrodo wow. Iš tikrųjų, sėdmenų kondicija irgi ateina ir sėdmenės gan tikrai geros. Dvigalvių trūksta. Aišku, apskritai kojų trūksta. Aduktorių ir dvigalvių, sakyčiau, labiausiai. Ir net jis pats tai puikiai žino, kad turbūt silpniausia vieta dabar yra kojas, bet iš apskritai vaizdo iš priekinio, iš šoninių pozų labai gražiai atrodo. Šoninė poza labai gražiai žiūri. Labai gražiai žiūri. Tarkim, ant šono tikrai, tarkim, atsistoja, yra tas nukritimas, tas lašas. Tai viskas atrodo labai gražiai iš tikrųjų. Atsistoja galų, galvo, norėtųsi daugiau yra iš priekio irgi aduktorių. Bet iš šono, side chestas, žiūri jo geras. Side chestas, wow, dabar žiūriu, tai wow. Ir kvadai geri, ir krūtinė labai gera. Tikrai labai. Aš manau, kad jis tikrai top 3 turėtų paimti savo visą. Jeigu jis išspaus dar geresnę kondiciją, tai manau top 3 100% turėtų imti. Iš to, ką mes žinom. Iš to, ką žinom, jo. Manau, tikrai topė stovės. Gerai, toliau važiuojam. Ką mes toliau turim? Taip, turim dar vieną klasiką. Tai turim tokį gydytoją. Turim gydytoją Rūką. Jis dirbo su Viliu Sosnovskiu ir ką mačiau iš medijos, jo paskutinius update'us, tai šiaip labai gera tikrai vyruko kondicija, neblogai sudėtas bičas, ir kojas turi, ir rankas turi jis, krūtinės gal mano manimu jam trūksta, jo, krūtinės trūksta, pečių trūksta, žiūrint iš galo, sparnų trūksta, bet overall Lukas pagal kondiciją visas treišina, tai tikrai gražiai sudėtas vyrukas. Jeigu jis patobulins savo pozavimą, tai aš manau irgi taip pat bus visai stiprus atletas,
nes tam tikros pozos pas jį labai silpnos. Tai reikėtų, nežinau, ar tu žiūri, nieko blogo nesakau, tiesiog rekomenduoju susirasti gerą pozavimo trenerį. Taip. Ką mes turim toliau iš atletų, iš klasikų turbūt kaip ir viskas, ar nebūtų? Iš kurių pažįstam, tai tikrai viskas. Perinam prie Dičkio? Perinam prie Dičkio, jo. Daug neturim Dičkio, bent jau 2 pažįstam. Tai Danila, tark žodį. Tai pirmasis turbūt bus Albertas Kopajanas, tai vėlgi mūsų komandos narys iš tikrųjų labai daug yra kėlęs savo formos ir iš to, ką šiandien mačiau, kaip tik kėlė į istorijas update, tai labai gera kondicija. Labai gera kondicija. Iš tikrųjų labai bus įdomu pamatyti, kaip užkraus. Ar dar daugiau duos to išpūtimo vaizdo, nes tikrai manau, kad duos. Bet ką dabar matau, tai labai iš tikrųjų geras vaizdas. Nežinau, ką gal iš tikrųjų nelabai mačiau iš nugaros. Jo, nugaros nematėm. Nelabai mačiau nugaros, tai nestipriai galiu pakomentuoti galą. Bet ką matome iš šono, iš priekio, tai iš šono, iš priekio, tai tikrai wow. Čia jo debiutas bus, ar jis jau dar dalyvavęs, nežinai? NPC tai turbūt tikrai debiutas. Nes atrodo tai labai gerai, labai didžiulis, masyvus, jūs jau matėt vaizdę, tai ryškus, rankos, kojos, labai geras bus atletas. Jo, žinau, kažkaip. Bus labai įdomu pamatyti jį. Aš dar nemačiau jo varžybose, tai labai smagu. Ir turim dar vieną Dičkį. Turim tokį jau veteraną. Turim Vilių Pranskevičių. Tai jis dalyvauja Mastersuose, PM Plus kategorijai kultūrizme. Šiaip vyrukas labai geroj kondicijai kaip tokių metų. Ne, šiaip Vilius žiauri maladės, žiauri šiltas, fainas žmogus, mes jį pažįstam. Ir kaip atletas lygiai taip pat daug dirba, daug sportuoja. Ir ką matėm, tai jo, man kondicija jo labai patinka. Labai ryškus, labai ryškus. Tik gerai sudėtas ir kojas turi. Aišku, iki galo visko nematėm, tai iki galo vėlgi sunku komentuoti bendrumoje, bet aš vis tiek manau, kad labai neblogai pasirodys iš to, ką mes... Tikrai po praeitų varžybų padidėjo ir pareiškėjo, o praeitus varžybos, man atrodo, buvo 24 metų pavasaris, jeigu neklystu. Tai po tų varžybų iš savęs galiu pasakyti, tikrai pagerėjo, nes mačiau gyvą vaizdą tų varžybų. Ir ką iš nuotraukų matau, tai ženklų progresą, ypač dydyje ir kondicijoje. Ir iš tikrųjų reikia paminėti, kad tai yra wow, tokių metų. Toliau progresuoti ir toliau daryti tokias kondicijos. Iš tikrųjų norėčiau labai išreikšti pagarbą Viliui, nes žmogus sportuoja 5 ryto prieš darbą. Keliasi 3 ir neturi jokių pasiteisinimų, kad neturi laiko ar nespėja. Tai dar kartą turbūt parodo, jeigu iš tikrųjų kažką norim, tai visada galim surasti tam laiko. Svarbu tiesiog noras. Tai Vilius iš tikrųjų yra geriausias to pavyzdys. Tiesiog mažiau verkt, daugiau daryt. Kaip ten sako, kuo daugiau darai, tuo daugiau padarai. Ja. Tai vat, jeigu norit, imat ir darot. Ir imat pavyzdį iš Viliaus. Nes Vilius turi ir šeimą, ir darbą, ir sportuoja, ir neverkia, ir daro. Ir Taip. Padaro. Taip. Turim toliau. Turim mes vieną merginą, moterį, ne merginą noriu aptarti. Tai tikrai labai bus pamatyti jos debiutą. Tai yra mūsų kolegė iš mūsų taip pat komandos, Ivona Antolevič. Tai jinai yra Velnias atstovė. Tai
jos forma labai gera. Bet ką matėm medijoje, kiek pozavo, nes salėje sunku iki galo ten komentuoti, ten prisirengus, bet kiek matėm iš pozavimo, tai labai gerai. Aišku, kojas mes jas matom kasdien, labai gerai atrodo Ivona. Jeigu matai, tikrai labai gerai atrodom. Aš labai tikrai linkiu didelės tau sėkmės, tavo debiutė. Visada pirmas kartas jis nėra lengvas. Bet pamatysi, tikrai neapsikrauk, mėgus procesu, viskas bus žiauriai gerai. Labai geras kojas, labai raumeninga, žiauriai gera kondicija. Pagal tai, kiek mes ją žinom ir pažįstam, kiek žmogus laiko ir apskritai sporte, tai čia yra frykė. Jinai tikrai turi tam kažką, bet aš nesakau, kad žmogus nedirba. Lygiai taip pat labai dirba, plus turi dar 2 vaikus. Tai būt mama, treniruoti žmonės ir ruoštis varžybom, čia reikia turėti kiaušus. Tai taip pat mamytės galite pasisemti, ne tik mamytės, bet ir vyrai pasisemti iš jos kaip pavyzdį, kad kai lygiai taip pat, kai nori, tu viską padarai. Taip, iš tikrųjų su Ivona norėčiau dar pamatyti, dabar galėsit pamatyti jos progresą. Iš tikrųjų, netaip jinai ilgai šiame kelyje, tai per tiek laiko padaryti tokį progresą yra wow. Tai vėlgi parodo, ant kiek, jeigu tu nori kažko, iš tikrųjų, ką tu gali pasiekti. Tai vėlgi Ivona yra puikus pavyzdys to, žmogus iš tikrųjų pačiam bodybuildingo kelyje yra gal, nežinau, gal nepilnus 1,5. Ten yra taip, jinai iš viso sportuoja 3 metus, mano žiniom. 3 metus. Žmogus sportuoja 3 metus. Su mūsų treneriu, man atrodo, nepilnus metus tik dirba. Taip. Nepilnus metus žmogus dirba. Užaugos, pro, išsinešė ir formą daro. Sakau, tikrai turi tam ir duomenis, bet ir to pačiu dirba žmogus. Nėra, kad, žinai, ten tinginiauja, arė, lygiai taip pat. Tai čia yra geriausias variantas, kai tu ir turi, ir dirbi, ir parodai, ir stengiasi. Tai jinai tikrai parodė savo stipriausias vietas, bus smagu pamatyti, tai didžiausias jai sėkmės. Ir turim dabar vyrukus, šiek tiek turime dar mens fiziką teoriją. Jo, pereisim prie mens fiziko, tai vėlgi iš mūsų komandos lips Alanas ir Lukas. Tai iš tikrųjų pereinant prie Alano, nelabai turim kažką iš nuotraukų parodyti ir parodyti, kaip atrodo, nes Alanas nelabai kažką kelia ir puikiai tą gerbiam, viskas yra su to gerai. Bet iš to, ko esu matęs aš, nes būna persilinkiam su Alanu sportuojant, tai labai gerai atrodo. Iš tikrųjų labai pagerėjo po praeitų savo varžybų, tai buvo praeitą rudenį irgi. Tai iš tikrųjų, kas yra labai gerai, kad labai gerai nusiteikęs, yra gan ramus, labai laukia tų varžybų ir iš tikrųjų bus kaip ir siurprizas pamatyti pagerėjusią jo formą, nes kaip ir paminėjom, nelabai kažką kelia iš formos, tai tas ir kelia labai didelį įdomumą pamatyti Alaną, ypač tai, kad jis yra natūralus atletas, kaip natūralus atletas gali paprogresuoti po metų laiko. Tai bet iš tikrųjų manau, kad labai didelę konkurenciją galės Alanas padaryti, nes iš tikrųjų turi gan siaurą liemenį ir vėlgi gan gerą nugarą. Vėlgi tas lacas pas jį yra gan žemas, jo ir tas duoda labai gražų vaizdą. Tai V-shape, ar ne vadinama? Tai V-shape yra tokia, jo. Tai manau labai bus pavojingas. Labai bus pavojingas šiuose regioninėse. Tai vėlgi labai įdomu pamatyti bus. Jo, tada turim Luką.
Luką pažįstam artimai, ir foto matėm, ir salėje matome jį dažnai. Tai Lukas, jo, dydžio prasme, ar jis padidėjo, labai sunku pakomentuoti nuo paskutinių varžybų. Kondicijos prasme, jis tikrai ryškesnis, jis tikrai tankesnis, ką aš tikrai mačiau, jis ryškėjo savaitę. Kondicijos prasme, jis tikrai bus labai stiprus. Ką aš matau ir ką jis dabar daro, labai tikrai dirba, stengiasi, ten nusidėjęs kaip arklys arklio ten tą šalmą ir važiuojam tiesiai, nieko aplinkui nemato, tai jeigu taip ir toliau, tai bus labai labai gerai. Kol kas smagu žiūrėti, nes struktūriškai jis labai geras, jis turi labai siaurą liemenį, labai plačią nugarą, gražius pečius. Realiai iš to viso struktūrinio karkasą, ką mes turim, jeigu Lukas, jisai uždės ateityje mėsos, pagal jo ūgį gerai jis nėra aukštas, tai aš nesiduokiu, bet reikėtų gal kokius 5-7 kg, turbūt lieso raumens, turbūt jis būtų labai pavojingas. Jis ir dabar yra stiprus, bet tada jis būtų jau monstras, realiai monstras, nes jo struktūra realiai, šiai kategorijai jis yra tam sutvertas, jis labai gerai sudėtas yra mens fizikui. Jis žiauriai platus, jis turi labai platų raktikaulį, jeigu jis užsimes mėsos, jis bus labai labai geras. Tada turim Žygį, ar ne? Žygį, jo. Žygis Juodzevičius, tai yra dar vienas mens fizik kategorijos atstovas. Iš tikrųjų, Žygis irgi labai dabar įspūdingai ir gerai atrodo. Su Žygiu yra tas, kad jis yra labai masyvus. Jis masyvus? Jis iš tikrųjų labai masyviai atrodo. Jis padidėjo nuo praeitų varžybų? Tikrai padidėjo nuo praeitų varžybų. Atrodo labai uždėjęs mėsos. Pasipečiai irgi geri, ne? Labai geri pečiai. Tai bumbuliniai labai. Jo, bumbuliniai pečiai, tai pavyzdžiui, ant kiek galima skiriasi tos struktūros mūsų visų. Jeigu su Luku paimant, tai jis toks, žinai, toks skaidulynas. Jo. Toks matosi, toks skaidulos įdėvės. Su Žygiu jis kaip tik toks dičkis, toks bablė, tas raumuo. Tai vėlgi bus labai įdomu pamatyti, kaip vertins teisėjai ir ant ko daugiau žiūrės. Jo, nes jūsų struktūros skiriasi ir dydžios skiriasi, nes Žygis, man atrodo, spėjai bus didesnis už Luką. Žygis bus tikrai didesnis, tai kas tas ir sužais. Taigi Lukas jis yra daugiau toks, daugiau skilimų tokių, o Žygis iš tikrųjų, tiesą sakant, laimi dydžio. Tai įdomu, ką labiau vertins, ar proporcijas ir kondiciją, ar dydį. Jeigu Žygis dar pagerins kondiciją, tai bus dar sudėtingiau turbūt vertinti, ar vis tiek norės, ar dydžio norės, ar norės proporcijų. Taip. Tai labai sudėtinga vertinti. Nes Žygis jisai gumbulinis, bet jo liemuo yra platus. Jo. Čia jo silpnoji pusė, dėl to jis turi vizualiai būti max platus, kad liemenį sumažinti. Tai bus įdomu, nes Žygis šiaip kuom skiriasi taip pat nuo Luko, nes Lukas turėjo kojas, o Žygis, kiek žinau, nelabai darydavo anksčiau kojų, bet dabar, kai dabar padarė tą naują taisyklę, kad reikia turėti kojas, Žygis padėjo labai stipriai daryti kojas. Ir tas progresas atsirado, nes atsirado tas X-frame'as, proporcijos kažkokios, tai vis tiek ant šortų viskas pasimatys. Ar tai pagerėjo, ar tai ne, ir bus taip pat įdomu. Tai jau proporcijos bus pagerėjusios, V-shape'as irgi bus pagerėjusios, tai kaip ir sakei. Ar dydis, ar proporcijos? Taip. Ar dydis, ar proporcijos? Tai čia bus tokia įdomi kova labai tarp jų. Ir turbūt iš to, ką mes žinom, turbūt Lietuvoje viskas, nes bikinius mažai galim komentuoti. Tai nepykit, uždarom šitą klausimą ir tada perinam prie kitų dalykų, prie pasaulio visų naujienų, aktualijų, nes tikrai yra ką papasakot. Tikrai yra. Tai turbūt visiems jau bus ne naujiena, kad Ursas perėjo į Open kategoriją. Iš tikrųjų, kas matė, kas kažkaip gaudasi šiame sporte, tikėjosi šio perėjimo, nes
paskutinėje Olimpijoje matėm, kad labai buvo jis tuščias, flat, nes reikėjo tilpti į kategoriją, o žinant jo dydį off-seasone, jam iš tikrųjų buvo labai sunkiai tilpti į tą kategoriją ir dėja, bet kai tu eini svertis, tu lipi į tą kategoriją, tu neprikelsi kūno per porą dienų. Tikrai net po angliavandenių užkrovos nepagerės ženkliai tas vaizdas, kai tu tiek spaudėsi tai kategorijai. Ir iš tikrųjų galima būtų pamatyti vaizdų iš praeitos Olimpijos, ant kiek jis atrodo tuščias, flat, išsekęs. Ir pats buvo sakęs, kad tikrai buvo depresijos momentų po viso to vaizdo, kuris matė, ir iš tikrųjų pačiam labai nepatiko tas vaizdas ir labai apmaudu aukoti užaugintą mėsą per ofą dėl to, kad tiesiog tilpti į kategoriją ir iš tikrųjų neatrodyti taip įspūdingai scenoje, todėl buvo, manau, ir logiškas sprendimas pereiti į Open kategoriją. O iš tikrųjų, kaip seksis jam Open kategorijoje bus matyt, nes iš tikrųjų darys dabar savo debiutą Italy Pro varžybose. Tai irgi bus labai įdomu pamatyti didesnį, pilnesnį Ursą. Toliau, aišku, čia naujiena, bet papildom iš tikrųjų, tų visų atletų. Tai prie Urso yra prisidėjęs Stefanas, prancūzas toks, jis jau iš anksčiau jau daug kas matė, nes jis buvo Classic fizikas, jis lygiai taip pat perėjo į Openus, dabar tokia kaip ir matom tendencija, kad dabar žmonės pereina iš tų kategorijų labai, kaip ir iš anksčiau, Derekas iš 12 į Openus perėjo, Ursas perėjo į Openus, Stefanas į Openus iš anksčiau, Dino taip pat, Ramonas buvo kalba, kad jis lyg ir perina, dabar kaip ir niekas neaišku, aš tik fizikų update mačiau, kad jis labai tikrai aštrus ir didžiulis. Tai matom tendenciją, kad kultūristai jau pradeda augti, peraugo kategorijas, kas teoriškai taip ir turėtų būti, nes iš mažesnės pereini didesnė. Tai vis dažnėja tendencija, nes anksčiau prieš 15-20 metų to tikrai nebuvo. Tai smagu matyti, kad viskas evoliucionuoja. Tai apie Stefaną tai trumpai, aš jį žiauriai mėgstu. Aš jau labai fanas, man jis patinka. Kas mane žino, iš žiauriai šį mėgstu, man jis labai patinka. Forma, viską, ko sudėtas, jo treneris yra Patrick Toras. Jo nugara gal silpna, jeigu jis tikrai uždės pakankamai mėsos Olimpijai, tai jis bus geras, bet dabar aš nepasakyčiau, kad jis būtų super geras, nes lyginant su kitais dičkiais, jam dar mėsos trūksta. Bet struktūriškai, wow! Jis labai man patinka. Tai tik tiek labai trumpai. Taip pat, kas sekat Classic fizikus, tai dabartinis, toks topas likęs, nes Chris Bumps tada jau nebėra, tai yra Maikas Sommerfieldas, vokietis. Labai dažnai kelia savo Instagram'e ir matom jo pastarosius update'us, kaip jis pasikeitė, kaip jis patobulėjo. Tai žiauriai išsinešė. Ir įdomu, kai tilpsi kategoriją, kaip jis tada atrodys, nes jau dabar pradėjo tą katą, tai tos jo kojos žiauriai visas spūdingai atrodo. Labai spūdingai, bet iš tikrųjų labai daug kas Maikui irgi komentuoja, kad ar nepereis į Openus, nes irgi iš vaizdo visi sako, kad daugiau jau pradeda atrodyti kaip Open kategorijos atstovas. Bet Maikas yra pasakę, kad kol kas tikrai nėra planų pereiti į Open klasę. Ir iš tikrųjų turbūt ir jis ir yra šiuo metu Olimpijos favoritas. Taip, nes Sibamo nebėra, išėjo pensiją.
O liko Maikas. Tai jeigu viskas taip ir tolydėlis, tai Maikas turbūt ir ims Olimpiją greičiausiai. Bet čia apie tai ir toliau pakalbėsim. Tai taip pat atkrito vienas atletas iš Open klasės, tai Brandau. Turėjo lipti. Tai gaila, nes irgi senas tokių top atletų. Bet dabar labai bus įdomu žiūrėti, kas čia bus per toj Olimpijai. Šį savaitgalį mes dabar, kai filmuojam, jau bus tos varžybos įvykusios, bet vyksta Italy Pro, kur ten labai daug atletų susirinkę tokių top lygio. Įdomu, kas iš jų laimės ir varys į Olimpiją, nes ten yra irgi top tier. Bet dabar iš to sąrašo, ką mes turim, tai mes jau bandom spėti predictions. Nes labai bus šiais metais žiauriai įdomu. Tai Danila, papasakok savo predictionus, ką tu turiu, kaip tu manai, kas Mr. Olympija bus šiais metais. Taigi, pradėsim turbūt nuo įdomiausio. Tai Open kategorija. Iš tikrųjų, aš manau, kad Samsonas išlaikys čempionų titulą, nes irgi labai pagerėjęs po praeitos Olimpijos, iš tikrųjų turėjo didesnį pranašumą tarp visų kitų, nes paėmė labai didelį laiko tarpą užmesti ir pagerėti. Manau, antrą vietą tikrai bus tarp Dereko ir Nico Walkerio ir iš tikrųjų bus labai įdomiai pamatyti jų kovą, nes socialiniuose tinkluose yra toks taip vadinamas beefas tarp jų. Abu yra labai užtikrinti, kad paims vienas kitą ir apskritai paims Olimpiją. Tai tu statai į antrą vietą? Aš statau į antrą vietą. Tai ką? Apsispręsk jau. Reikia apsispręsti, bet dabar, žinai, irgi žiūriu toks... Žinok, manau, Nikas Walkeris. Nikas antras? Nikas antras, o Derekas visgi liks trečias. O ketvirtas, penktas, ar neturi? Ketvirtas, penktas, tai ketvirtas, manau, bus Hadi Čiupanas, tai irgi buvęs Mr. Olympija. O top 5 iš tikrųjų, manau, bus Martinas Fitzwateris. Šitaip. Okay. Pas mane šiek tiek kitoks top 5. Nes šiais metais iš tikrųjų, tų dalyvių padaugėjo ir labai įdomu sakyti, kas paims, nes tu, kaip ir sakiau, ten Martinas, daug tų starsų tikrai yra. Ir nepaminėjai dar kelių žmonių, kurie žiauriai gerai atrodo ir nepatekdavo į Olimpiją, nes tiesiog jam vizą neleisdavo, dar kažkas, nes mano top 5, jis tikrai kitoks. Pirmą vietą aš duodu Samsoną lygiai taip pat. Jis tikrai, jis geras, tikrai, jis patobulėjęs, pariškėjęs visame kame. Antrą vietą aš duodu, nepatikės, už Gudvito duodu. Gudvito? Wow. Jo, nes jis yra qualification oficialiai. Ne, jis iš tikrųjų turi qualificationą, jis yra laimėjęs Arnold Classic Brazilija. Nes jis po traumos tai atsigavęs, žinok, labai. Atsigavęs, bet manai, kad iš pirmo karto Olimpijoje, taip iš karto į antrą vietą? Gerai, nežinau, aš tiesiog ją labai tikiu, žinai, čia man gal toks vaikiškas svajonė. Aš tiesiog norėčiau, kad jis paimtų. Man jis labai geras, jo kondicija ir dydis ir proporcijos visame kame. Ne, pilnai sutinku, ir kondicija, ir proporcijos yra wow, bet tai jo pirmo Olimpija ir jis nėra stovėjęs su topais. Nebent tada naustums, bet tada galiu aš jį apkeisti, bet principės tiek aš statyčiau labai aukštai. Tada galiu apkeisti. Okay, tada Samsoną pirmas tau, antras tau Nick Walkerį, nes jis paprogresavęs. Man jis tikrai, kad ir struktūra nėra gražiausia, bet jis turi freaky fiziką ir jis tikrai vertas. Tada statau aš Dereką, tada aš statau Gudvito. Ir tas tu Beruzą, Tabanę. Ar gavo jis vizą? Jis yra qualification'e. Ne, qualification'e tai yra, bet ar gavo vizą į Ameriką?
Nežinai? Nežinau, bet jeigu gavo, tai aš tą Jeigu statau. gavo, tai tikrai bus Aš statau topė. jį, nes man jis irgi labai patinka. Aš tiesiog lyginau formas, lyginau tą nugarą, tai vad gal nugaros man gal norėtųsi iš jo šiek tiek daugiau, bet ant visų proporcijų, kondicijos, nu jis įeina tą top 5 pas mane. Nu man jis geresnis už Fitzwaterį. Tikrai man jis geresnis. Tai jo, Samsonas, Nick Walkeris, Derekas, Kutvito ir Berūzas. Mano toks top 5. Ok. Gerai, 212? Jo, 212. Tai Turi kažką? jo, turiu. Tai 212, tai pirmą vietą, manau, vienareikšmiškai bus Kionas, nes iš tikrųjų Kionas yra kitam lygyje, tarp visų kitų atletų tiesiog frikas. Iš struktūros, manau, net įspūdingiau atrodo nei Open dalyviai. Tai dar irgi būtų labai įdomu ir jį pamatyti. Bet jis dar nenori, kol kas sakė. Kol kas dar nenori, kol kas tikrai dar liks 212, bet iš tos pusės labai įdomu būtų pamatyti jį tarp Openų. Einant prie antros vietos, tai iš tikrųjų manau, kad galėtų visai būti ir Madelmanas. Iš tikrųjų toks gal visiems netikėtas pasirinkimas, bet kodėl statau Madelmaną, nes irgi wow yra struktūra, irgi yra wow proporcijos, jeigu sugebės labai gerai išpozuoti, tai, manau, tikrai stovės prie Kiono. Okay. Iš tikrųjų, daugiau nežinau labai tų 212. O daugiau ką turi, ar daugiau nieko neturi? Iš tikrųjų, nelabai daugiau pažįstu 212 atletų, tai vat mano toks top 2, tai Kionas ir Madelmanas. O mano kitoks. Okay. Aš irgi statau pirmą, aišku, Kioną, čia viskas savai suprantama. O antras statau, man jis irgi labai patinka, tai Nihatą, turką, šitą berniuką. Jo, tikrai pamiršau apie Nihatą. Nes jis labai pavojingas vaikis. Pavojingas, bet iš tikrųjų... Ir jis pozuoja geriau negu Madelmanas. Pozuoja geriau negu Madelmanas, tai vat įdomu bus pamatyti jų kovą tada. Tai va dėl to aš jį statau, žinok, antrą. Okay. Trečias statau Madelmaną. Okay. Ketvirtas statau Sean Florida Giant Killerį. Neužmirškim jo. Ar jis lipa į 212 ar į Openą? Ai, velnas, aš nežinau. O jis lipa į Openą? O aš irgi nežinau. Kad žinok, lipa į 212, žinok. Kad... Manai? Nu, okay. Žinok, dabar dar tą patikrinsiu išgazinai. Nes iš tikrųjų, kodėl sakau, nes praeitų metų Praho lipa Openą, ar gal tiesiog... Sean Florida qualified. Ne, bet į kokią klasę. Įdomu. Nes Prahoje lipo jis į Openus. Ar jis tiesiog norėjo pabandyti, ar tai ir buvo kaip ir toks oficialus perėjimas? Nes nėra qualified Olimpijoje tarp Open klasės. Ok, na gerai, vat, jeigu tada 212, tai tada jo, tada irgi pavojingas. Giant Killeris kol kas. Tai okay. Giant Killeris tada statau aš 4. Ir 5 vietą neapsisprendžiau, bet visgi nusprendžiau, kad palieku Calderonui, Angeliui. Nepamiršk, kad Ai, trauma. Tai traumą gavo, tai nebėra jo. Nebėra, atsiprašau. Radoslavas tada. Yra kvalifikavęs? Taip. Nėra? Taip, yra. Ar yra? Taip, žiūrėk, 212, aš tu galiu parodyti. 212, Radoslav Angelov, Bulgarija. O. Officially, nu. Ok. Yra Radoslavas, nu. Įdomu, dar labai norėsiu paminėti vieną 212 atletą, kuris kol kas dar nėra kvalifikavęs į Olimpiją, bet turėtų dalyvauti dabar Vokietijoje, tai yra Venom from Ukraine. Šitas... Jo, Venom from Ukraine, tai yra tas... Ne, tai yra tas atletas, kuris dalyvavo su Madelmano visose 3 varžybose ir liko
antras visose jo nusileisdamas Modelmanui. Iš tikrųjų labai stiprus atletas. Tai manau, Aš dalyvauju qualification? dar nėra kvalifikavęs į Olimpiją, bet dalyvaus dabar Vokietijoje. Nes jo nėra kokios. Jo, ir iš tikrųjų manau, kad paims vokiečius ir irgi kvalifikuos. Tai va, jeigu jis pateks jo, nes dabar jeigu pateks, ką matau sąrašą, tai žinok, tai... Kol kas jo nėra, tai ir sakau, nes nėra dar kvalifikavę, bet manau tikrai, kad paims kvalifikaciją Vokietijoje ir irgi galimai stovės top 5, top 6. Ok. Perėm prie klasikų? Prie klasikų turbūt pačio įdomiausia. Nu, Danila, ką turi? Tai, kaip ir minėjom, turbūt Maikui palieku pirmą vietą, nes dabar jis ir yra tos Classic Physique kaip ir pagrindinis vaizdas atstovas. Į antrą vietą iš tikrųjų statau One Punch'ą, Neilą Darviną. One Punch'ą statai? Statau One Punch'ą, nes iš tikrųjų netikėtas gal bus visiems pasirinkimas, bet man jo forma yra wow. Man jo struktūra yra tiesiog kosmosas. Antrą, aš teisingai išgirdau. Antrą. Tu manai, jis paims Rafą? Aš manau, kad galimai jis galės paimti Rafą, o Rafas iš tikrųjų liks trečias. Ketvirtas, manau, bus Hosema. O penktas? Dino. Penktą Dinos tai? Jo. Bet jis dabar padidėjęs. Vis tiek Dina? Vis tiek, manau, Dino dėja, bet bus top 5. Šitaip, okei. Aš tai pas mane kitoks. Okay. Esu pirmas Maikas. Okay. Aš manau, kad Rafas ims antrą, žinok. Nes jis populiarumą tiesiog turi. Jis tą savo vardą. Iš to populiarumo gal. Nes taip pat, kaip buvo su New York Pro, blemba, kondicija nebuvo ten labai stebuklinga, bet jis paėmė. Nes jis Rafas. Nes Rafas, jo. Nors Hosema buvo ten nesveikos kondicijos. Jis buvo nedekvačios kondicijos. Tai va. Tada trečią statau visgi Dino. Nes jis padidėjo. Jis labai žiauriai atrodo. Ir jeigu jis neperina jauponus, lieka klasikose, pasidaro svorį, nenubėgsim grimas, ar ten kokias dar nesąmonės nebus, tai ir išmoks pozuot, regis įmokina ten pozuot, tai manau, jis bus labai pavojingas. Tada ketvirtoje vietoje aš statau Hosemą, o penktoje statau Matt Grego. Matt Grego, ne Loganą. Ai, blemba, dar Loganas yra, Jėzus, užmiršau jį. Bet dar nėra kvalifikavęs, jeigu ką irgi. Loganas nekvalifikavęs? Dar nėra. Ai, o Matt Grego yra kvalifikavęs. Ja. Tai jeigu Loganas paima, tas tau penkt. Bet jeigu Loganas nepaima, bet čia būtų nesąmonė, jeigu jis nelaimėtų, tada statau aš Matt Grego, nes kvalifikavęs jis. Okay. Bet čia tik vis tokiu atveju. Jeigu nepaima, tai Matt Grego 100%, jeigu paima, tai tikrai ne, Loganas 100%. Okay. Netgi Loganą gal į ketvirtą statyčiau. Ketvirtas Loganas, tada penktas Hosema. Va šitaip dėčiau. Manai, Loganas paims Hosemą? Proporcija geresnis. Okay. Man proporcija visiškai daug geresnis. Žymiai. Okay. Ir jis pozuoja geriau. Hosema biški medis. Okay. Tai va. Ir aš dar turiu Velnesus. Kadangi šiek tiek domiuosi tą kategoriją. Gerai, aš negalėsiu pakomentuoti. Nes, mano antra pusė yra Velnese, tai, žinai, turiu kažkiek domėtis tą kategoriją. Tai aš užsirašiau tik top 4, net ne top 5. Okay. Tai irgi nesu kažkoks specas, čia tik mano tiesiog asmeninė nuomonė. Manau, kad top 3 tiek lieka Brazilės, niekas nesikeičia, jos ten rotuoja tiesiog, aš manau. Praeit metų laimėjo tokia Iza, antra liko Francielė, trečia buvo Eduarda Bezera, tai aš manau, kad šiais metais apsikeis. Dabar pirma, manau, bus Eduarda Bezera, nes labai patobulėja. Tada bus antra Iza, trečia, manau, Francielė, o ketvirta bus Vokietė Liza. Penkta nežinau, nes šita Tiffany Sam, man jinai tiek nafik. Nėra dar kvalifikavus. Ir nėra kvalifikavus, ir jeigu kvalifikuotas, man biški per kreizina yra. Ta jau femininity biški praranda iš savęs, nebe tokia moteriška. Nes čia yra tas Velnese, kad tu esi didesnė už bikinį, ženkliai esi ne pati neproporcingiausia kategorija, kai tavo yra pačia pusantro karto didesnė už viršų. Nu, jo. Bet tu, nepaisant, turėdama tokį raumenyną, tokias kojas, užpakalį ar ne, tu turi išlaikyti moteriškumą.
Negali atrodyti kaip Kentauras Proxima, ar ne, ten nu, ir panašiai. Vis tiek turi išlaikyti tą moteriškumą. Nes top 3 Brazilės, jos turi gerą struktūrą, turi gerą genetiką, turi pakankamai raumens ir jis išlaiko tą moteriškumą. Nes jau kaip per daug raumens irgi nėra gerai. Nu, vat gerai, dar 5, gal tačiau irgi Brazilė, tokia džiudžių, tokia iš Norvegijos Brazilė. Okay. Tai jinai žiūri, turi daug raumens, tai vat ją dėl savo irgi struktūros dėčiau gal top 5. Nu ir viskas, žinok, turbūt labai per daug nekomentuosiu. Žinok. O kaip dėl mens fiziko? Kas manai, ar visgi Ryanas Taylor ar Ali? Aš manau, Blemba Ali šiaip stiprus, bet gal Ryanas paims. Aš žinok, irgi manau, kad Ryanas ims. Nes jis tyliai dirba, grindina, labai nesirodo, ten neverkia, o buvo update'as dabar neseniai Ryano iš Gymsharko invento. Tai iš tikrųjų atrodo labai labai wow. Ir tikrai duodu jam irgi laimėjimą šioje Olimpijoje, o grįžtant prie Olimpijos, tai irgi labai turim didelę naujieną, kad pasikeitė kvalifikavimo taisyklės. Ir iš tikrųjų labai labai įdomiai, ką jos atneš visai industrijai. Tai kaip žinom, kad kvalifikuotis dabar į Olimpiją reikės laimėti 2 pro šou. Grįžta taškų sistemos, kaip supratau. Jo, taškų sistema dabar ten labai kažkaip įdomiai. Ten labai nuo varžybų priklauso. Jeigu tu laimi Pittsburghą ar ne, Dubai Pro, tada tu gauni iškart auto qualification. Okay. Jo, tai palauk. Tai jeigu mes turim, grįžtam prie tų naujų rulsų, tai va, kaip ir minėjau, jeigu tu laimi Arnold Classic Amerikoje, Pittsburghą, New York Pro, Dubai Pro, Rumanija Muscle Fest, tu gauni pirmo vietoje automatinę kvalifikaciją, antrą vietą gauna 14 taškų, trečią vietą gauna 11, ketvirtą 9 ir 5 7. Jeigu visos kitos pro varžybos, absoliučiai visos kitos, pirma vieta net negauna auto qualification. Net negauni, nesvarbu, kad laimėjai, tu net negauni. Tu gauni tik 10 taškų, antra vieta gauna 4 taškelius, trečia vieta gauna 3, ketvirta 2 ir 5 1 tašką, ar ne? Tai čia galioja šitos taisyklės klasikams, men's fizikam, bikini ir wellnessui. Su ditchkiais ir women's bodybuildingu, fiziku ir figure yra kiek kitaip. Ten jeigu kalba eina apie Olimpiją, tai tas pats kaip ir anuose klasėse, tai pirmos 3 vietos yra automatinė kvalifikacija. Ir yra su jais, kad, tarkim, laimėtojas taip pat laimi, jeigu laimi pirmą vietą, tai nes rašo, kad jeigu winner open contest during qualification period, tai aš kaip suprantu, jeigu tu laimi pirmą vietą, tai turi gauni auto kvalifikaciją. Su neįgalėjai, kurie su vežimukais, tai yra irgi top 3 ir jau ten vėliau taškų sistema yra. Tai labai labai įdomiai, nes dabar gaunas iš principo, kad jeigu tu nori patekti į Olimpiją, tai arba gauni auto qualification iš varžybų, tai jeigu laimėjai Olimpiją top 3, arba laimėjai tas didžiasis varžybas, o visais kitais atvejais tai tu turi surinkti 25 taškus. Tai iš principo gaunas, kad tu turi, teoriškai, jeigu taip įmant paprastas varžybas, tu turi laimėti 2 pro šou pirmą vietą ir tada nuvaryti arba į super aukštas varžybas ir būti top 5, arba nuvaryti vėl kitą pro šou ir laimėti. Realiai turi laimėti 3 pro šou iš principo, nes jeigu tu laimi 2 pro šou ir antrą vietą, tu gauni tik 24 taškus ir tau trūksta. Tai per 3 šou vis tiek negali laimėti. Tai šiandien gal tu dalyvauti 4 pro šou, laimėti 2 pirmas vietas, 1 antrą ir 1 5. Tai turi realiai 4 pro varžybos dalyvauti, būti top 5, kad laimėtum. Kitu atveju tu nepatenki. Tai čia yra šiaip daug sunkiau iš principo. Iš tikrųjų, iš mano pusės aš manau, kad tai yra labai geras dalykas ir tai bus toks, žinai, skambutis visiems atletams, kad reikės stengtis net daugiau. Ir tai atsifiltruos tiesiog. Atsifiltruos labai labai tikrai daug atletų ir grįžta tas prestižas
Olimpijos. Ir iš tos pusės aš manau, kodėl tai buvo daroma, kad praeitoje Olimpijoje, jeigu mes pamatysim, vien klasik fizik kategorijoje stovėjo virš 40 atletų. Čia per daug. Čia yra tikrai per daug ir nėra to įdomumo, kaip sakant, išlaikymo. Tikrai dauguma tiesiog nenorės taip ilgai žiūrėti į kategoriją. Tai taip pat tai, manau, atneš irgi faktas daugiau pajamų pačiai industrijai. Nes turės daugiau dalyvauti tiesiog. Jo, turės daugiau dalyvauti, industrija plės, turbūt ir iš to galės didinti prizinius fondus ir kaip tik kelti dar aukščiau industriją. Bus žiauriai įdomu. Jo. Be galo įdomu. Labai. Nu, manau, čia su tą logiką ir padarė, nes matai, vėlgi pagalvojęs klasikai, bikiniai, mens fizik ir velnesai, nu tikrai tose kategorijose atletų daug. Nu gerai, velnesai gal kiek mažiau, bet visose tose kitose Jo, be galo daug. Labai. Atsiprašau, priešikta, ypač ten tų bikinių ir bikinių klasikų. labai daug. Žiauriai daug. Toks, čia gausis toks kaip realiai filtras. Nes tuo tarpu, jeigu įmant prie dičkio, jų natūraliai yra mažiau, nes tikrai sunku būti dideliam, tai dėl to jiems sąlygos yra paprastesnės kiek. Nėra tokia super griežta ta taškų sistema, užtenka tiesiog laimėti. Tai dičkiam viskas gerai, jums ten per daug stipriai nesikeičia, bet visiems kitiem labai keičiasi. Tai tiek turbūt apie šias naujienas, tai jūs mus greičiausiai pamatysit už poros savaičių, jau greičiausiai bus prasidėjusios varžybos, tai bus įdomu pamatyti, kas per tiek laiko pasikeitė. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Tai mes buvom aš Deividas, Danila. Danila, jo. Ir mes BBD podcast. Viso. Iki greito karto.